Ugniagesiai gelbėtojai. Sveiki mūsų mėly žiūrovai, su jumis sveikinasi laida Ugniagesiai gelbėtojai. Pasižiūrėkite, ką svarbaus jums paruošėme šiam vakarui. Kaip teisingai iškviesti pagalbą, skambinant bendruoju pagalbos numeriu 112. Algoritmas skambinančiam, jisai yra pakankamai paprastas. Derėtų atsakyti į 3 pagrindinius klausimus, tai kas, kur, kada. Ar tikrai skęstančiųjų gelbėjimasis tik jų pačių reikalas? Baisu širdis kalatojas, su kuriai baisus vanduo. Tu tiesiog pasiduodi stichijai, nieko nebepadarysi, nieko. Ugniagesiai gelbėtojai. 2010 metais vandens telkiniuose nuskendo net 228 asmenys. Praeitais metais tokių nelaimėlių buvo perpus mažiau. Šiandieną mes pademonstruosime, kaip reikia padėti žmogui skęstančiam vandenyje. O tai padaryti man padės visiems gerai žinomas, visų mylimas, Išjunk šviesą grupės lyderis Valdas Burnys. Sveikas, mielas drauge. Čia tau dovanų. Iškart su dovanų. Ačiū labai. Prašom. Valdelį, taip, esi kada nors susidūręs su vandeniu ne visai geromis aplinkybėmis? Aš sakyčiau taip, griežto skendimo tokio neturėjau, bet 2 labai ekstremalias situacijas turėjau. Tai pirmas buvo atvejis, kada žiemą šėriau antites ir ten buvo tokia nuokalnė plėjusi ir pradėjau slysti. Ir labai stipriai įsigandau, galvojau, kas atsitiks, bet ačiū Dievui, ten buvo negilu, aš įkritau panašiai iki čia. Tikrai, kad ačiū Dievui. Ir išlipau, kaip sakant, ančiukai visi snapus praskėtė, žiūrėjo, kas čia vyksta. O kitas variantas buvo, kada Baisogalos ežere, kurią vadinome Mes jūra, pabandžiau nuplaukti iki vidurio, irgi tai buvo labai senai, ir pajutau, kad man traukia mėšlungis koja. Tai labai dažnas atvejis. Ir nuo to atvejo aš nebeplaukiu ten, kur negaliu pasiekti dugno. Ir visiems noriu pasakyti, kad plaukiukit tik iki čia savo. Labai teisingas patarimas, Valdelį. Klausyk, mielas draugė, tu nieko prieš, kad mes šiandien tave truputėlį išbandysime, paegzaminuosime? Visada aš pasiruošęs padėti jums. Už visom 4. Taip. Tai aš manau, laiko negaiškime ir einame tave, kad būtų saugiau, aprengsime štai tokių kostiumų, gerai? Puiku, lekiam. Norėdami apsaugoti šios nors pagrindinį siužeto herojų grupės Išjunk šviesą lyderį Valdą Burnį, mes aprengsime specialiu kostiumu. Tai jo kūną apsaugos nuo šoko, įbridus į vos kelių laipsnių temperatūros vandenį. Vandenyje kūnas labai greitai netenka savo šilumos, daug greičiau nei ore. 10 laipsnių temperatūros vandenyje mirtinai sušalti galima per valandą, ledinėme mažiau nei per 15 minučių. Pirmiausia, žmogus, kaip mes įsivaizduojam, yra oro burbulas. Jam sunku paskęsti. Skęstame mes tik dėl savo neteisingų veiksmų. Dėl to, kad mes neteisingai elgiamės. Kas moka plaukti, žino, kad puikiausiai plūduriuoja vandenį, nieko nedarydamas ir visai neskęsta. Bet nežiūrint į tai, žmonės paskęsta. Reiškia, kažką darome ne taip, kaip reikia. Taip, didžiausia priežastis yra pernelyg pasitikėjimas savimi. Šaltame vandenyje netikėtai atsidūrę žmonės taip pat gali patirti pagreitėjusią širdies ritmo ir šoko sukeltą širdies smūgį. Be to, tokiose situacijose organizmas siunčia mažiau kraujo į periferinius galūnių raumenis, kad apsaugotų gyvybinius organus. Tai sukelia sunkumų bandant irtis ir taip išsilaikyti paviršiuje, nes žmogus nebegali tinkamai valdyti kojų ir rankų. Taigi ne tik hermetinis kostiumas, bet ir gelbėjimosi liemenė tikrai bus gera apsauga muzikantui. Taigi esame pasiruošę ir skęstančiojo gelbėjimo operaciją pradedame. Žmogus sąmoningai, bijodamas nuskęsti, uždaro kvėpavimo takus savo. Tai yra refleksas mūsų, kad išgyventume, užsidaro. Visa tai puiku, jeigu neilgai. Jeigu ilgai, prasideda, audiniam trūksta deguonies tiesiog. Žmogus praranda sąmonę, tada atsipalaiduoja visi raumenys, vanduo pliūpteli per kvėpavimo takus į kūną, į organizmą. Pernai metais nuskendo 116 asmenų. Tai yra perpus mažiau nei buvo 2010-aisiais. Šiais metais ugniagesiai gelbėtojai jau 58 kartus atliko gelbėjimo darbus vandenyje ir ant ledo. Šių darbų metu ištraukta 12 skenduolių, o išgelbėti buvo 59 gyventojai. Iš jų 2 vaikai. Visgi daugiausia darbo statistiškai ugniagesiai turi vasaros mėnesiais, o vanduo dažniausiai pasiglemžia vidutinio amžiaus vyrus. Tokia štai praėjusių metų statistika, o kad pačiam neduok Dieve
gyvybę netapus kraupios statistikos vienetų, įsidėmėkite šiuos ugniagesių gelbėtojų patarimus. Žmogus pradėjęs skęsti, tai yra natūralu, kad patiria labai didelį stresą ir šoką tuo metu, kada jisai supranta, kad jau jam pritruks jėgų grįžti į krantą ir jisai nebegali nieko padaryti. Tada svarbiausias dalykas tuomet išsaugoti kuo daugiau jėgų. Reiškiasi, pirmiausia atstatyti, jeigu tai įmanoma, savo kvėpavimą, priimti poziciją ant nugaros ir naudojant minimaliai savo fizinės jėgas, stengtis išsilaikyti vandens paviršiuje ir po truputėlį judėti į krantą. Tuomet, kada jau, sakykime, kvėpavimas atstatytas, mes jaučiamės šiek tiek geriau ir esame fiziškai stipresni, galima bandyti šauktis pagalbos, mojuojant ranką arba balsu. Pamačius skęstantįjį, svarbi gali būti kiekviena akimirka. Ugniagesiai gelbėtojai pataria nedelsiant kviesti pagalbą telefonu 112. Jeigu esate geras plaukikas, galite pats bandyti ištraukti skęstantįjį. Jeigu abejojate savo jėgomis, meskite skęstančiajam bet kokį neskęstantį daiktą, pripučiamą kamuolį ar čiužinį. Taip pat galite pasinaudoti virve ar ilga šaka, į kurią galėtų įsikibti nelaimėlis, o jūs ištrauktumėte jį į krantą. O, žuvis išbaidėm žmogui. Ačiū stipriausiams gelbėtojams. O, neduok Dieve, kam nors atsidūr tokioj situacijai. Bet visada būdi patys stipriausi, patys rimčiausi gelbėtojai. Bet šiaip, baisu? Labai baisu. Baisu širdis kalatojas, su kuriai baisus vanduo. Tu tiesiog pasiduodi stichijai, nieko nebepadarysi, nieko. Upė jėga galinga, jo? Čia Srovė. net ginčytis negalima su upe. Ir ją reikia gerbti, ir reikia laikytis visų geriausių taisyklių. Ačiū, kad esate. Pagalba skęstančiajams svarbi ne tik vandenyje, bet ir sausumoje. Jūsų dėmesiui medikų patarimai. Norime atkreipti dėmesį, kad pagrindinės gaivinimo taisyklės galioja visais gyvenimo atvejais, kai tik nukentėjusysis prarado sąmonę. Taigi visai netrukus išvysite tai, ką turėtų pamatyti ir įsiminti kiekvienas. Jeigu mes matėm, kad tiksliai žinome, kad traumos nėra, tiesiog atlenkiame galvą ir pakeliam žandikaulį. Kvėpavimo takai tuo metu atsidaro. Anatomiškai čia atsidaro kvėpavimo takai. Jeigu mes nežinome, ar buvo trauma ar nebuvo, galvos atlošti negalima. Dėl to, kad jeigu buvo trauma ir mes lošime galvą, dar labiau pažeisime stuburo smegenis kaklo srityje. Tada tik tai pakeliam žandikaulį į viršų, ištraukiame jį tiesiog. Pas skęstančius žmonės dažniausiai būna burna ir kvėpavimo takai užnešti smėlių, dumblų, žolėmis visokiomis. Juos reikia išvalyti. Būtinai turime pradėti krūtinės ląstos paspaudimus. Tai yra vienintelis būdas išsaugoti gyvybę, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. Krūtinės ląstos paspaudimai yra atliekami taip. Pasiguldę ant žmogų ant kieto pagrindo, ne ant lovos, ne ant čiužinio pripučiamo, lygiai ant žemės, kur sueina šonkauliai, krūtinės srityje. Vadinamoji kardinė atauga yra. Nuo kardinės ataugos 2 pirštai krūtinės vidurio linijoje, uždedam delno pagrindą, antra ranka ant viršaus padeda, tiesios rankos, nugara tiesi, keliai ir kojos pečių plotyje, 5 cm vertikaliai žemyn ir greitis per minutę 100-120 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip darome, kol atvyksta greitoji medicinos pagalba. Pagal paskutinės rekomendacijas gaivinimo oro pūsti nebereikia. Kraujyje yra pakankamos deguonies kiekis, todėl reikia tik atlikinėti krūtinės ląstos paspaudimas, kad turimas deguonis pakliūtų į gyvybiškai svarbius organus. Taigi kartojame pagrindinius veiksmus gaivinant žmogų. Jis turi gulėti ant lygaus ir kieto pagrindo. Atveriami kvėpavimo takai. Daromas širdies masažas, spaudžiant nukentėjusiojo krūtinę 100-120 kartų per minutę, tol kol atvyks medikai.
Tikimės, kad šio reportažo pamokos jums įsimins dar ilgam. O dabar dar vienas prašymas. Keliaudami prie bet kokio vandens telkinio, stenkitės sužinoti kuo tikslesnį jo pavadinimą, tokį, kokį skelbia oficialų žemėlapiai. Nes pasakymas, kad esame prie močiutės balos, specialiosioms tarnyboms atvykti greičiau tikrai nepadės, o kartais tai bus net neįmanoma. Dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Kaip teisingai iškviesti pagalbą, skambinant bendruoju pagalbos numeriu 112? Algoritmas skambinančiajam, jisai yra pakankamai paprastas. Derėtų atsakyti į 3 pagrindinius klausimus, tai kas, kur, kada. Ugniagesiai, gelbėtojai. Ugniagesiai, gelbėtojai. Sveiki sugrįžę po reklamos, tęsime laidą Ugniagesiai gelbėtojai. Pasižiūrėkite, ką matysite šioje laidos dalyje. Kaip teisingai iškviesti pagalbą, skambinant bendruoju pagalbos numeriu 112? Algoritmas skambinančiajam, jisai yra pakankamai paprastas. Derėtų atsakyti į 3 pagrindinius klausimus, tai kas, kur, kada. Ugniagesiai, gelbėtojai. 112. Numeris skirtas iškviesti skubę ir būtiną policijos, medikų ar gaisrininkų pagalbą. Teoriškai visiems viskas suprantama, kaip ir nereikia niekam aiškinti, ką reiškia SOS signalas. Visgi bendrąjį pagalbos centrą neretai žmonės bando paversti informacijos biuru, o operatorius neigiamų emocijų žaibolaidžiais. Pasikalbėkime, kaip tinkamai iškviesti neatidėliotiną skubę pagalbą ir kas gresia tiems, kurie galvoja, kad paskambinus telefonu 112 galima sau leisti pokštauti ar net bendrauti su operatoriais necenzūriniais žodžiais. 112. Labas. Labas. Kas tu esi? O kur tavo mama? Kambarį pas savęs. Duok ragelį mamai, gerai? Gerai, einu duosiu. Gerai. Ten ne mamos telefonas, ten babos naujas telefonas. 112 klausau. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jūs laikotės? Gerai, o kaip jūs laikotės? Ir mes gerai laikomės. Malonu girdėti. Jums kokia nors pagalba reikalinga? Ne. Tada labos nakties, eikit miegoti, gerai? Ačiū. 112 klausau. Burbiškių bažnyčiai turi gaisras. Sakykit, čia Vilniui? Pone Vilniui? Taip, Vilniui. Čia bus nuosavas namas? Nuosavas namas. Sakykit, kelių aukštų. Medinis vieno greitai. Medinis, ten gyvenamas namas? Gyvenamas namas, sandėliukas susidegė. Važiuoja, ponė, važiuoja. Statistika skelbia, kad per parą bendrasis pagalbos centras sulaukia nuo 6 iki 9 tūkstančių skambučių ir vos trečdalis iš jų yra realus pagalbos šauksmas. Deja, bet neretas atvejis, kai pagalbos besišaukiantis asmuo pakenkia savo tiksliai negalėdamas atsakyti į operatoriaus užduodamus klausimus. Algoritmas skambinančiajam, sakykime, kuris yra keliamas, jisai yra pakankamai paprastas. Derėtų atsakyti į 3 pagrindinius klausimus, tai kas, kur, kada. Taip žmogiškai. Tai pirmas, kas yra labai svarbu, tai kas įvyko. Čia tuo nustatoma, kokia pagalbos tarnyba turi reaguoti. Turi vykti, sakykime, įvykio vietą ir pagelbėti tam žmogui. Kur įvyko, be galo svarbi aplinkybė yra. Nežinosime adreso, nežinosime vietos, nežinosime, kur siūsti tą pagalbą. Ir kada įvyko, kad žinotumėme, kaip operatyviai, kaip greitai reikalinga ta pagalba. Iš tiesų, ar skambinantysis asmuo privalo būti sujungtas su pagalbos tarnybos valdančių dispečerių, jeigu kalba eina apie policiją, jeigu kalba eina apie greitosios medicinos pagalbos darbuotojus ir panašiai. Tai iš tiesų, jeigu atsakoma į šitus 3 pagrindinius klausimus, tai pagalba jau yra parengta, sakykime, išvykimui į vietą. Bendrojo pagalbos centro specialistai sako, kad idealiausias variantas, kai informacija apie įvykį yra surenkama per 1 minutę. Taigi, rinkdamas numerį 112, pabandykite iškart savo suformuluotai atsakyti į jau minėtus klausimus, kas, kur, kada. Visi klausimai, kuriais mes remiamės, mūsų bendrojo pagalbos centro operatoriai, tai nėra tie klausimai, kuriuos jie patys susigalvojo, kaip jiems pasirodė, kad reikėtų užduoti tuo momentu, bet tai yra suderinta su policijos departamentu, tam tikrai yra sutartis, kurioje yra numatyti tam tikri klausimai ir įvykių klasifikavimas yra numatytas ir visi policijos įvykiai yra būtent pagal tą susitarimą ir klasifikuojami. Tie klausimai yra visi tam, kad būtų labai tiksliai identifikuota pagalbos poreikis, pagalbos tarnybos, kad nebūtų gaištamas laikas paskui, kai jau atvyksta pirmas pajėgos ir paaiškėja, kad situacija yra kiek kitokia negu pranešė. Aišku, ir tokių situacijų būna. Labą dieną.
Su kelių policija greit sujungit. Su kelių policija greit sujungit. Kas nutiko šiem papasakos, o ne jum? Tai, ką dabar girdėjote, vienas paskutinių rezonansinių skambučių telefonu 112 paviešintų internete. Ta kartą pilietiškai bandęs pasielgti vyriškis pamiršo, kad bendrojo pagalbos centro darbuotojai nėra jo tarnai ir jie neprivalo vykdyti kiekvieno skambinančiojo reikalavimų, nes kitų atveju gali tekti policijos pareigūnams įkaušusiems piliečiams alkoholio vežti, o medikams užkandos. Pasitaiko ir tokių reikalavimų. Jo, greitai siūskite ekipažą, nes jis čia tikrai užmuš, nes jau tragiškai važiuoja. Deja, bet netinkamai paprašyta pagalba nebuvo suteikta, o galimai girtas sekamas vairuotojas žuvo. Jau pavėlavo. Viskas. Ai kas, atsitiko, sudaužė su fūra prieš viskas. Kvieskit greitąją, dabar greitąją, priešais radarą. Žeminimas kito žmogaus, ypač valstybės tarnautojo, susiduriu ištisai dirbdama su tuo, kad, reiškia, privalai dirbti už mokesčių mokėtojų pinigus. Tarsi toks lūkestis, kad turi daryti viską, ką aš tau pasakysiu. Tai irgi psichologai tą aiškintų kontrolės poreikių, jėgos demonstravimu. Negaliu kitaip, negaliu per savo kompetenciją, per valdžią. Kartais mes primityviai sakom, namie po padu, darbe esi visiškai netinkamas, žmogus nevertinamas. Vienintelis būdas yra klientus aptarnaujantis personalas arba operatoriai, kurie niekur negali pabėgti. Tai vadėja, tai yra šių laikų toks sutrikimas. Net yra pavadinimas kverulentinė asmenybė, tiesiai šviesiai kalbant, yra žmogaus nebrandumas, kaip asmenybės nebrandumas, nemokėjimas pasakyti informacijos tiesiog informacinėme lygyje, o išrėkti, dėl ko negauni pagalbos logika, nepasakai adreso, žmogus negali tau jos išsiųsti tos pagalbos, dar labiau rėkiu ir gaunasi visiškas nesusipratimas, kuris tikrai baigėsi liūdnai. Dar viena sunkiai kontroliuojama skambinančiųjų grupė – tai žmonės, kurie nesuvokia, kam išties yra skirtas numeris 112. Bendrasis pagalbos centras Vilnius. Malonu. Labas vakaras. Buvo pasakyta, kad, reiškia, visomis problemomis keltis ir kreiptis į jūs. Apie ką jūs norėt pranešti? Tai yra policijos, medikų ir gaisrinės skubios pagalbos telefonas. Čia yra toks dalykas, kuris visur kreipiamasi. Tai yra gatvė, kur yra absoliučiai dingęs visas elektros energijos tiekimas. Ir taip toliau. Tai kur kreiptis? Dar kitiems atrodo, kad 112 telefonu reikia skambinti ir tuo atveju, jeigu kažkas išmindė žolę ar numetė ne vietoje nuorūką. Yra ir tokių, kurie tiesiog pramogauja imituodami įvairius įvykius. Nuspėti operatorius negali, ar tai tikras kvietimas, ar tai žmogaus tiesiog pramogavimas. Tai iš tiesų operatoriaus darbas yra iš tiesų koncentruotas į kiekvieną žmogų, kuris prašo pagalbos ir nors yra daug dalykų aprašytų, bet vėlgi prie kiekvieno įvykio turi prieiti individualiai, bet kokiu atveju, nes aplinkybės dažnu atveju kaip ir skiriasi. Tai iš tiesų, kol vyksta tas dialogas su tuo žmogum, kuris neva ketina šokti nuo tilto, be abejo, vėlgi čia dirba operatoriai, ne robotai, ta prasme dirba žmonės ir jie visą tai iš tiesų irgi išgyvena ir jie supranta, kad bet kokio momentu gali įvykti kažkokie tai, sakykime, žingsniai arba dalykai, kurie bus nebegrįžtami. Tai iš tiesų begalinis stresas, begalinė įtampa ir tuo metu, kai užmėgstas būtent dialogas to žmogaus su šitu operatoriumi, jisai savo pokalbio niekam negali perduoti, jis negali atsitraukti, jis turi jį suvaldyti. Bet kokiu atveju. Ir galiausiai, kai išryškėja, kad tai buvo tiesiog pramogavimas, tai aišku, natūralu žmogui yra vidinis nusivylimas, kaip būtų, kad kartais šitas darbas tam tikros sluoksnio, galbūt visuomenės arba tam tikrų žmonių, kurie skambina tokiais tikslais, nes jie nėra vertinamas. Čia tiems nevertinantiems ir nuolat be realaus pagrindo skambinėjantiems reikia pasakyti, kad jei skambinate pramogaudami numeriu 112, tai ateityje jūsų telefono numeris visada atsidurs laukiančiųjų gale, o atsitikus nelaimiai, tai gali jums kainuoti net gyvybę. Tuoj gausit baudą. Eik tu na.
Baudą. Toks pasispjaudimas necenzūriniais žodžiais operatoriaus atžvilgių gali jums atsirūkti. Teks bendrauti su policijos pareigūnais ir už bendrojo pagalbos centro darbuotojo įžeidimą susimokėti baudą siekiančią nuo 86 iki 144 eurų arba net pasėdėti belangyje nuo 15 iki 30 parų. Taigi vietoje to, kad klyktumėte ant operatoriaus, geriau susikoncentruokite ir nusiraminę atsakykite į jums užduodamus klausimus. Dažniausiai atsakyti į klausimą, kas ir kada nebūna sudėtinga, o štai su įvykio vietos nustatymu neretai būna problemų. Dėl šios informacijos suteikimo operatoriui dažnai iškyla problemų. Dažnai, kaip jūs ir minėjote, jeigu žmogus randasi ne jam žinomoje vietoje ir jį staiga ištinka nelaimė. Tai va, iš tiesų, žmogaus prašome tokių dalykų, kaip nusakyti vykimo kryptį, nusakyti, ką matė, sakykime, iki toli, kokius reklaminius, galbūt kažkokius ženklus kryptinius, galbūt kažkokius pastatus ypatingus mato ir panašiai. Yra įdiegta sistemoje tokia dalis kaip vietos nustatymo duomenys ir paraleliai su balsiniu pranešimu, su skambučiu mes gauname vietovę, iš kur žmogus skambina. Turiu omenyje, kad mes matome apskritimą, kuriame gali būti tas žmogus. Tai, sakykime, tai yra pagalbinė priemonė, kuri dažnai pagelbė mums tikrai. Tada matydami tai, mes galime patį žmogų užvesti ant kelio ir uždavinėdami jam atitinkamus klausimus apie vietovės, apie kaimus, galbūt, kuriuos jisai žino ir panašiai, padėti jam pačiam ir mums savo išsiaiškinti, kuris randasi šiuo metu. Tai be abejo yra tokie dalykai kaip išmaniųjų technologijų tam tikros savybės, kalbu apie išmaniosius telefonus, galbūt pasinaudoti GPS funkciją ir, sakykime, padiktuoti tam pačiam operatoriui, su kuriuo kalba tuo metu X, Y koordinates ir pagal tai yra labai tiksliai nustatoma vieta. Pagal Eurobarometro tyrimus, skubios pagalbos numerio 112 žinomumas didėja ir šiuo metu siekia 85%. Stebint paskutinių kelių metų statistiką, pagalbos prašančiųjų skambučių lyginant su nereikšmingais klausimais kiekis didėja. Todėl darytina išvada, kad žmonės pradėjo suvokti, kam yra skirtas bendrasis pagalbos centras. Skaičiuojama, kad kiekvienas bendrojo pagalbos centro operatorius per 12 valandų trunkančią pamainą sulaukia apie 120 skambučių. Todėl skambindami su pagalbos prašymu, stenkitės ant operatorių nešaukti, o atsakinėti į jų užduodamus klausimus. Šiam vakarui tiek, ačiū mėlyjei, kad žiūrėjote, susitiksime kitą penktadienį. Ramaus jums savaitgalio. Na, o jeigu bėda, skambinkite skubios pagalbos telefonu 112. Sudie.